Važiuok. Pakalbinam Mindaugą. Pakalbinam. Mindaugai, ką iš veikėt? Aš atvažiavau grūdų. Man sakė labai geros Ukmergėje kainos. Aš žiūriu, čia vyksta raliai kažkokies. Ne visi labai skuba grūdus pasiimti, supranti. Visi skubiai veža grūdus, nes brangiai. Taip, nesupranti. Super greitas pristatymas. Taip. Ralis jūs jama. Šiaip jau, gatvės lenktynės yra labai faina pažiūrėti per filmus, per dokumentikas, tokia romantika, bet iš tikrųjų aš noriu priminti, kad lenktyniaukit pritaikytose trasose, lenktyniaukit vietose ten, kur galima lenktyniauti, nes kaip ir dokumentikose pas mus pamatysit, kad baigėsi ne visada smagiai. Taip kad pirmiausia yra saugumas, kostiumai, šalmai, paruošti automobiliai, va tada ir kaifuokit. Kad sudomint žmonės reikia rodyti gatvės lenktynės, bet tik tai sudomint. Ir tada jau paruošti automobiliai, tokie turi būti, su lankais, su visko, su šalmais, tai yra tikras lenktynės. O ten yra gražu pažiūrėti filmuose, realiame gyvenime yra pavojinga. Taip kad hibridė, varykit geriau pasižiūrėti tikrųjų gerųjų lenktynių oficialių, bet saugiose vietose, nes kaip žinom, kartais irgi ne ten atsistojus negerai būna. Mindauga, kiek tu su lenktynėm reikalų turėjęs? Aš mėgstu lenktyniauti labai. Man patinka greitis ir pagreitis. Pagreitis labiau už greitį patinka. Čia pagreičio bus. Vat norėčiau pamatyti, ar tik tai ne per mažai. Aš visada galvodavau, kodėl dedasi po apačia kaukės. Vėliau supratau, užsideda kaukę, kad neatpažintų veidą ir labai greit važiuoja, kad pabėgti iš įvykio vietos. Tai man atrodo, čia kažkokias vagystės. O! Tuoj, muzika įsijungia. Ir dabar važiuosim labai greitai. Planai kalbėti pradėjote. Iški diržai. Gerai? Išgyvensi? Ar nori, kad... Tik per duobes labai nevažiuoju. Labai atsakinga rolė, vis tiek aš esu dabar šturmanas, esu akis ir ausis kolegos vairuotojo. Tikiuosi, mes parodysim gerą rezultatą. Aš labai pozityvus šturmanas, aš tiesiog sakau spausk, o jisai jau renkasi kasą. Tai dabar dar kartą važiuosit? Aš nežinau, gal nebevažiuosiu. Aha, girdėjau, kad tave pakeis galėjo vietoj. Pakeis meras mane. Supratau. Nu ką, pakalbinkim merą. Labą dieną. Labą dieną. Tai sakykit, merė, kiek daug patirties yra tekę turėti sportinėse automobiliuose? Man? Taip. Ne, patirtis tik tai nuo pernai metų ralio. Stebėtojas buvau. Tai dabar ko tikitės, kai jau šturmanu tapsit va šitam ruožui? Tikiuosi, kad saugiai parveš. Tikiu šituo ekipažu. Net tokį ekipažą šitas yra taip patys organizatoriai. Kartu su mumis. Patogu, viskas gerai? Važiuojam pareposim. Su repostu stenogramą. Tai bandom važiuoti ir repot stenogramą. Bet nėra mago. Kaip tai nėra? Šilelis yra.
vairuotojų važiuojant, tai tikrai kažkaip saugiai jaučiausi. Ar dabar suprantate, kokią kaklą čia visi užkuria? Nesugebėčiau likti. Nors daug metų vairuoju, galbūt 30. Ar smagu, ar baisu buvo? Ne, visiškai nebaisu, man nebaisu važiuoti, kada yra proga. Tai va pagrindinis dalykas, kad tu pasitikį vairuotojui, tu matai, kad jis valdo mašiną, atsipalaidavęs, pas jį tik tai yra džiaugsmas, adrenalino, tas gaudimas, o jokios panikos nei akyse, nei veiksmuose, nei šnekoj. Taip kad su daina mes ir važiavom. Ar atrandat, ne? Jo, laikas tai nebuvo blogas, bet tai čia normaliai pavarė. Kurios labiausiai nustebino? Nustebino, kad kelio darbai buvo. Kur reikėjo stabdyti, apvažiuoti, galvoju, po to, kaip kelią pastavę. Aiškiai, prasa tai paruošta, bet Hebra profi, važiuoju, jis atsipalaidavę. Visada smagu pavažinėti su profesionalais, paruoštam automobilį ir prašai. Mas pravažiuoja su tikslumu 3 skaičiai po kiekvieną. Mes darį tokį mesą važiuojam per porą. Ir aš žiūriu pro veidrodėlį, va taip tik tai. Per porą. Vienoj pusėj, kitoj pusėj. Tai Mere, kokios tos pirmosios karštos emocijos išlikus? Smagu labai. Koks buvo važiavimas? Prašau? Koks buvo tas važiavimas? Smagus iš tikrųjų, kai geras vairuotojas šalia, tai tų stabdymų tokių atkarpų, tai važiuoja labai greitai, reikia labai greitai sustoti. Adrenalino daug. Faina. Taip greitai savo krašto žvyrkeliais nesat lėkęs turbūt, ar ne? Tikrai ne. Tikrai smagu ir fainai, tai aš manau, kad mes šiek tiek davėm prisiliesti prie ralio, galbūt šitas greičio ruožas neatskleidžia to tikrojo grožio, neturim tramplyno, žinai, to tokio didesnio adrenalino, bet tikrai galėjo suprasti, kad šitos mašinos greitos, kad tikrai reikia tokio renginio šitam regionui ir kad jis sutraukia daug žmonių ir manau, kad jam buvo fainai. Mindaugai, tai kokios emocijos po pravažiavimo? Išsikračiau jau kelnes, jau dabar galim šnekėti. Aš sakau, kad labai gera jauna karta auga. Nieko nebijo, bet ir klaidų nedaro. Važiavom, nežinau, ten tvoros, ten tokiais, va, ten, žinai, milimetrais viskas. Nu, aš aišku, sėdžiu, žinai, bandanas, aš aktorius, tai nustatau tokį ramų veidą, bet viduje taip pat. Joptai, tokiu greičiu atlikai tokį posakį. A, tu pablūdai. Labai patiko, labai. Aš kaip labai greitai viskas praėjo. Nu, 4 km 1,5 minutės, žinai. O taip iš pradžių baisu ir po to tik ir viskas baigėsi. Gražus tie laukai, aplink Ukmergę, nu pasaka, ežerai. Ką, ačiū tavo, pasimatom. Ačiū, labai Iki. patiko. Easy, kaifas, tiesiog kaifas, žinai, ir gal čia reikėtų sakyti, kaip baisu buvo. Ne, iš tikrųjų, vairuotojas profas važiuoja, jaučia mašiną, labai gerai jaučia mašiną ir paruoštas automobilis, tu net nejauti, žinai, koks greitis, atrodo, lekiam, bet, nu, tikrai, kad ne 108, vėliau žiūri 108, opa. Aišku, galėjo tenais vienoj vietoj kelio darbų nebūti, kur toks susiaurėjimas. Greičio gesinimo zona Aš padaryta. suprantu, vėliau mes ir kalbėjom, kad turi būti greičio gesinimo zona, kad Hebra neužsižaistų, neišlėktų. Vėl noriu tik tai priminti žmonėm, jeigu jūs mėgstat greitį, mėgstat adrenaliną, geriau susimokėkite tos startinius mokesčius, pilną varžybų įvairiausių nuo drifto iki ralio, neprofesionalam, kur galite oficialiai trasose lenktyniauti. Venkit gatvėse lenktyniauti. Gatvėse reikia važiuoti greitai. Ir kaip mano draugas, atsimenu, Paulius Novakas, mes važiuojam su mano automobiliu ir užmesti, kur galima 130 ar 100 kiam. Važiuoju ir sakau, blemba, galėtų padaryti ženklus, kad 100 kiam galima būtų. Sako, tu žinai, kad 100 kiam čia mirtinas greitis. Sako, jeigu tu vošias, mes visiems iššakės bus. Ir aš tada pagalvoju, blemba, jeigu lenktynininkas profesionalus, kuris trasų išdarinėja kosmosą, jisai gatvėse yra žiauriai atsakingas ir važiuodamas sako, ne, 100 kiam labai greitai ir tu toks rimtai. Kad labai fainai, iš tikrųjų, dėkui už kvietimą, dėkui už pravežimą. Reikės vasarą atvažiuoti, dar pasižiūrėti, tiesiog pačilint gamtą ir pažiūrėti, kaip hebrytė laksto. Ačiū tau labai. Dėkui, Hebra.